galima turėti draugų. Juk yra sakoma, kad geriau turėti 100 draugų negu 100 litų. O gal geriau turėti vieną, bet labai gerą draugą, negu begalę netikrų. O jūs, ar turite geriausią draugę ar draugą? O gal jūs turite 100 netikrų? Aš irgi turėjau draugę. O gal tik maniau, kad ją turiu. Mes linksmindavomės, buvome kartu, šnekučiuodavomės, išsipasakodavomės visas paslaptis ir svajonės. Žodžiu, darėme viską, ką ir daro geriausias draugės, kol nepradėjo manęs valdyti. Valdyti mano jausmų ir svajonių, minčių ir dvejonių, abejonių ir net sapnų. Ji mane apkalbinėjo priešais visus draugus. Vertė daryti tai, ką nenoriu. Ji vertė viską. Ji mane apkalbinėjo, mušė. Aš tikėjausi, kad išsivaduosiu. Išsivaduosiu nuo psichologinės priklausomybės. Šioje knygoje atskleidžiama didžiausia šių laikų problema – psichologinė priklausomybė. Pagrindinė knygos herojė Šarlena bando iš jos išsivaduoti, bet jai nerūpi nei aplinkinių nuomonė, nei ją mylintis vaikinas. Jai tai rūpi jos netikra geriausia draugė. Siūlydama šią knygą mes norime, kad ne tik pasmerktumėte į pagrindinės herojės jausmus, bet ir pasimokytumėte iš svetimų klaidų, išmoktumėte atskirti draugus.